Tai aš šiandien noriu būtent pašnekėti šią temą, ar nuomonės formuotojai socialiniuose tinkluose gali skatinti atsakingesnį ir sąmoningesnį vartojimą. Tai šiek tiek apie mane. Dienos metu aš iš tikrųjų esu rinkodaros projektų vadovė, dirbu su mūsų mylimo miesto Vilniaus komunikacija, o visų kitų laisvų metų, ar tai yra vakarai po darbo, rytai prieš darbą, ar savaitgaliai, kurių turinį Instagrame ir ne tik, kurių turinį apie madą ir labiau nei paskutiniai trendai, kaip daugeliui, man tikrai labiau rūpi tvarumas madoje. Tai šiandien noriu tokius 3 punktus trumpai paliesti. Vienas iš jų yra apie tai, kaip aš pati pradėjau domėtis tvaria mada ir kodėl man tai atrodo svarbu. Taip pat, kodėl man atrodo, kad ne kiekvienas influenceris yra nuomonės formuotojas ir šiek tiek noriu papasakoti apie savo požiūrį į tvarumą ir kodėl man atrodo, kad jisai gali skatinti sąmoningesnį vartojimą. Tai kaip tas tvarumas atsirado mano pačios gyvenime? Iš tikrųjų, po truputį kilant karjeros laiptais, pradėjau galėti sau leisti įsigyti kokybiškesnius ir tuo pačiu šiek tiek brangesnius drabužius. Ir kuo jų mano spintoje atsirado daugiau, tuo labiau pastebėjau, kad jie senesni turimi kažkaip jau nebelimpa, jų kažkaip nesinori imti ir rengtis ir natūraliai kilo klausimai, kodėl. Iš to pradėjau labai daug domėtis drabužių sudėtimi, medžiagiškumu, kilmės šalimis ir visokiais kitais dalykais. Ir pamačiau labai daug informacijos apie greitąją madą, o kaip žinom, beveik visa informacija apie greitą madą yra labai liūdna. Ir kuo daugiau tos informacijos žinai, kelio atgal tiesiog nebėra, nes kai žinai, kiek greitoji mada prisideda prie klimato kaitos, turbūt nebeapsisuksi ant kulno ir nekeliausi vėl atgal į Zarą pirkti tų drabužių. Kitas dalykas, aš turinį Instagrame kuriu daugiau negu 10 metų ir prieš keletą metų tiesiog pati pavargau nuo savo pačios turinio, nesupratau, kad jisai yra toks apie viską ir tuo pačiu apie nieką. Ir man norėjosi kažkaip šiek tiek išsigryninti ir mes su draugais turim tokias sesijas, kur mes juokavom, kad galėtumėm podcastus įrašinėti, kur tiesiog sėdim, brainstorminam ir sprendžiam vienas kito klausimus. Tiesiog man kilo klausimas, ką man daryti, ar man čia toliau vystyti tą paskyrą ar ne. Ir man draugai pasakė, kažkaip sako, tu domiesi tą tvaria mada, kodėl apie tai nesidalinti socialiniuose tinkluose. Ir kai pradėjau dėlioti strategiją, nuo ko čia pradėti, kaip čia pasakoti, pamačiau, kad tokio kaip švietėjiško turinio apie tvarę madą, bet kuris būtų lengvai suprantamas ir prieinamas žmonėm, kaip ir nelabai yra. Tai pamaniau, kad yra gera niša, kurią galima būtų pakomunikuoti. Tai mano profilis anksčiau atrodė taip, čia nežinau ar matosi, bet dirbau su labai įvairiais prekiniais ženklais, ir Schwarzkopf, ir Nestle, ir Powerade, ir visokie. Ir tikrai aš kaip turinio kūrėja nesigėdiju tų prekinių ženklų, nes man atrodo, kiekvienas influenceris galėtų pasidžiaugti dirbdamas su pasauliniais prekiniais ženklais, bet kaip ir sakau, man tai buvo toks ir apie viską, ir apie nieką. Ir mano turinys šiuo metu atrodo taip, apie jį šiek tiek plačiau prasiplėsiu vėliau, bet iš esmės jame yra labai daug švietėjiško turinio ir aš būtent koncentruojasi apie madą ir tvarumą. Tai kodėl man svarbu tas tvarumas? Aš čia sudėjau daug tokių punktų, kaip pavyzdžiui, kad tekstilės gamyba prisideda prie klimato kaitos stipriau nei tarptautinė aviacija ir laivyba kartu paėmus. Atrodo labai tokie skambus faktai, bet man atrodo, kai mes matom daug tų faktų, mums kažkaip sunku įsivaizduoti galvoje, ką tai reiškia ir kiek čia iš tikrųjų yra, nes turbūt nedaugelis mūsų žino, kiek ta laivyba prisideda prie tos klimato kaitos, kiek ta aviacija ir panašiai. Ir man atrodo, kad aš supratau, kodėl man tai svarbu, kai supratau tokią sąsają, kad tokia nuotrauka, kur yra turbūt šeštadienį šeimos su vaikais ar draugų kompanijos atvykę į prekybos centrą, apsipirkinėja, pramogauja, valgo ir panašiai. Bet šita nuotrauka labai greitai gali pavirsti šitą nuotrauką, kur mūsų apsipirkimo metu įsigyti drabužiai gali atsidurti šiose vietose ir valstybėse, kurios tiesiog neturi politinių sprendimų, kaip su tuo tvarkytis ir kenčia jų gyventojai, kurie tiesiog tenka jiems gyventi tokiomis sąlygomis. Daug lengviau įsivaizduoti, kaip mada prisideda prie klimato kaitos, kai suprantam, kad Maroke dega miškai. Daug lengviau įsivaizduoti, kai žinom, kad gyvūnai tiesiog neberanda savo maisto dėl tirpstančių ledynų ir kai matom, kad pavyzdžiui čia yra ne dykinė, o kažkada Bolivijoje buvęs ežeras. Tai kodėl man atrodo, kad ne kiekvienas influenceris yra nuomonės formuotojas. Nors labai dažnai Lietuvoje tą žodį influencer yra į lietuvių kalbą tiesiog verčiama nuomonės formuotojas ir atrodo, kad čia tas pats. Ir aš anksčiau, kai kūriau tą turinį, labai baidydavausi to žodžio influenceris, nes buvo daug visokių reklamų ir kažkaip galvoju, kokią aš čia tą nuomonę formuoju. Tiesiog parodau kažkokius produktus, kažką apie savo gyvenimą, bet iš esmės man taip nepatiko, nes man atrodo, kad mes, kai šnekam apie influencerius, įsivaizduojam juos kaip tokius žmonės, kurie perka, labai daug rodo, labai daug vartoja, viskuo dalinasi ir aš kažkaip nelabai gal norėjau būti su tuo asocijuojama. Ir kaip ir prieš tai rodžiau, kad mano turinys atrodė taip,
Tai jisai dabar atrodė taip. Tai noriu šiek tiek plačiau papasakoti, kaip aš formuoju tą turinį ir kaip jisai prisideda prie tokio sąmoningesnio, sakykime, vartojimo skatinimo. Tai viena iš tokių rubrikų, ką aš darau, tikrai ne kiekvieną savaitgalį, bet kartais savaitgalis tokia rubrika, kur išnaudoju Instagram story, šnekant kažkokiamis tokiamis rimtesnėmis temomis, bet su tokiu lengvesniu priėmimu. Tai esu kalbėjusi ir apie tos pačius padirbinius, nes daugeliu žmonių, ypatingai moterų, kurios vartoja madą, kas čia tokio, kad aš nusipirksiu tą padirbtą rankinuką. Ir sakytum, kad gal ir nieko tokio, bet kai tu jai papasakoji, kad turbūt visi prisimenam 2015 metais Prancūzijoje įvykusi teroro išpuolį Charlie Hebdo redakcijoje, kai tu papasakoji žmonėm, kad pinigai, kuriais buvo atliktas tas teroro išpuolis, buvo surinkti pardavinėjant padirbtus kėdus, kažkaip žmonėm kitaip susidėlioja dalykai. Tai šneku ir apie tai, kad grąžinimai nėra nemokami, nors mums atrodo, kad labai faina nusipirkau ir nemokamai grąžinu, apie įvairias medžiagas, kodėl mes vis dar naudojam tiek daug polisterio, nors negalvojam, kad ant savęs tiesiog naftą dedamės. Šneku apie labai populiarias tokias platformas Shein ir Temu, kaip labai nerekomenduoju ten apsipirkti. Labai daug šneku ir apie visokias šventes, kas aktualu, kaip tik praėjusią sekmadienį šnekėjau apie Kalėdas, nes atrodo tokia graži šeimo šilta šventė, bet nesusimastom, kad pavyzdžiui vien Jungtiniai Karalystiai per Kalėdas yra išmetama 2 milijonai kalakutų, nes tiesiog. Taip pat turiu tokią rubriką, jau, nes stories jie išnyksta, o šitie tokie karuselės tipo postai jie neišnyksta, tai aš darau jos tokius, pradedu nuo gražios savo nuotraukos, kuri tikiuosi, kad patraukia dėmesį, bet šneku apie įvairius vėlgi dalykus mados pramonėje, kurie nėra tokie gražus ir žmonėms galbūt yra lengva tos postus išsisaugoti ir kažkada vėl į juos atgal pasižiūrėti. Taip pat šiuo metu Instagrame ir TikTok'e lygiai taip pat yra labai populiarus video turinys, tai aš esu jį pasukusi šiek tiek kitą linkmę ir šneku tokiamis temomis, kaip pavyzdžiui paimti vieną kažkokį drabužį ir priderinti jį, nežinau, 10 skirtingų derinių ir nepirkti skirtingų drabužių. Labai mėgstu šnekėti apie ilgalaikės tendencijas, labai mėgstu second handus. Šitą švarką Humanų už 2 eurus nusipirkau ir man atrodo superinis, tai žmonėm atrodo labai tas patinka. Taip pat labai daug apie drabužių kapsulę šneku ir lygiai taip pat turiu tokią rubriką, kur keliauju į parduotuves, įrodau, ką pirkti ir ko geriau nepirkti ir vis dar turiu tokių sekėjų auditorijų, kurie manęs klausia, tai kaip tu čia šneki apie tvarumą, bet paskui rodai ten iš kažkokios greitosios mados parduotuvės drabužius, kaip tu čia reklamuoji. Ir aš visą laiką pasakau, kad žinokit, aš kiekvieną kartą eidama į tą parduotuvę bijau, kad manęs neišvarytų, aišku, gal nereikia taip susireikšminti, manęs turbūt net pažįsta, bet ėjimas į parduotuvės rodymas, kad jūs šito nepirkit, manau, kad tikrai nėra reklama, bet lygiai taip pat aš suprantu, kad tas pokytis priimti tvaresnį vartojimą, tvaresnį mados vartojimą, jisai neįvyksta per naktį ir tu tikrai jį gali pradėti ir greitosios mados parduotuvėse, jeigu tu žinosi, ką rinktis ir kaip rinktis, kad tas drabužis tau tarnautų ilgiau. Tai čia įdėjau tiesiog keletą tokių atsiliepimų savo auditorijos, iš tikrųjų, kai pradėjau kurti turinį apie tvarumą, tik tai po kokio gero pusmečio pradėjau gauti žinutes iš žmonių, kurie pradėjo su manimi dalintis tokiais dalykais, kad sumažino savo vartotojiškumą 85% arba kad formuoja savo drabužių kapsulę, atsisako tam tikrų dalykų ir panašiai. Ir kai pradėjau gauti šitas žinutes žmonių, tada supratau, kad o tai gal aš ir esu influencerė visgi, galgi nereikia to žodžio kažkaip baidytis. Ir man atrodo, kad būtent kai gavau tą žinutę, supratau, kad galbūt influenceris ir nuomonės formuotojas nėra visiškai tas pats, nes tu gali kurti turinį ir influencinti, bet nebūtinai jisai kuria kažkokią tai nuomonę. Tai dar šiek tiek noriu papasakoti apie savo požiūrį į tvarumą ir kuris, man atrodo, aš juo remiantis formuoju visą savo turinį ir man atrodo, kad jisai gali padėti formuoti savo pokyčius kažkokius. Tai aš labai mėgstu sakyti, kad tvarumas nėra tik tai juoda arba balta. Man atrodo, nėra labai tvarus pats požiūris, kad arba aš esu tas, kur perku viską, bele kaip vartoju, išmetu, nežiūriu, arba aš esu tas super tvaruolis, kur viską pakuoju į bičių vaško juosteles, naudoju tik tai stiklą, viską rušiuoju ir panašiai. Man atrodo, kad tai yra ganėtinai nerealu mūsų šitame pasaulyje, tikrai tokių žmonių yra ir aš asmeniškai juos pati labai gerbiu, nes pati nesugebu dar pereiti iki tokio 100% pokyčio, bet man atrodo, kad tiesiog nėra viskas juoda arba balta ir nėra blogai, jeigu mes einame link to tvaraus pokyčio ir kažkur tiesiog paslystame. Tai lygiai taip pat tas pokytis neįvyksta per naktį, tai kaip ir sakiau, kad po savo turinio pakeitimo tas žinutės pirmasis pradėjau gauti po pusmečio, vis dar jų gaunu, nors tas turinio pasikeitimas jau yra beveik 3 metai ir matau, kad žmonės vis atranda ir vis keičia kažką, tai tikrai neįvyksta per naktį, galima pradėti nuo mažų pokyčių ir pamažu prieiti prie kažkokių tai didesnių pokyčių.
Lygiai taip pat noriu sakyti, kad kelionė link tvarumo tikrai neturi būti kažkokie tiesi. Aš lygiai taip pat nuėjus į tas parduotuves, kur filmuoju, tikrai pasitaiko tokių situacijų, kur užsidedu tą drabužį. O kaip gerai atrodo tas sijonas už 15 €, bet tada sugrįžti prie savo kažkokių tai įsitikinimų ir supranti, kad nei tau reikia, nei tu nori tą drabužį turėti, bet visiškai yra normalu, jeigu jūs priimat kažkokį tai savo pokytį ir kažkur tiesiog slystelit, vėl sugrįžtate tą greitosios mados parduotuvę, bet svarbu eiti to tvaresnio požiūrio link. Ir kaip ir sakiau, kad tvarumo kelias gali prasidėti ir Zaroje, bet lygiai taip pat gali prasidėti ir jūsų spintoje, nes tikrai tvariausi drabužiai yra tie, kurie jau kabo mūsų spintoje, kurių nereikia pirkti naujų, bet kaip ir minėjau apie pačias tas parduotuvės, tai esu tiesiog suvokusi tokį dalyką, kad jeigu ateisi ir žmogui sakysi, tu nebepirk, čia yra blogai, čia yra nekokybiška, čia tu labai blogas, nes neini tvarumo keliu, žmogus tiesiog pažiūrės į tave, pasakys, ką tu man čia pasakoji, apsisuks ir nueis atgal į tą greitosios mados parduotuvę. Tai man atrodo labai svarbu žmogui pasakyti, kad tu gali pradėti savo tvarumo kelią ten pat, kur tu pirkai pastarosius 10 metų, nes tu savo įpročių taip greitai nepakeisi, bet gali pasirinkti galbūt ne 100% poliesterio megztinį, o 80% vilnos ir 20% poliesterio, nes tikrai tokių drabužių galima rasti greitosios mados parduotuvėse. Tu gali pirkti drabužį ne vienai progai, o galbūt nukeliauti į nuomos punktą išsinuomoti tą drabužį. Tu gali pirkti kažkokį tai rūbą, bet nenumesti jo, bet kaip ir skalbti, bet prižiūrėti, kaip tu jį skalbi, kaip tu jį laikai namuose, spintoje ir panašiai. Tai besiruošiant šitai konferencijai įsikėliau į savo Instagram story, kad bus va tokia tema, ar nuomonės formuotojai gali paskatinti tvarumą ir net įdėjau vienos sekėjo žinutę, kuri man atrodo labai puikiai surezonavo pabaigai šito pristatymo, kad sako, aš labai stebiuosi, kad jūs kaip nuomonės formuotoja neskatinat vartotojiškumą, o kaip tik šnekat apie kažkokius tai tvaresnius dalykus. Tai atsakant į temą, taip, manau, kad nuomonės formuotojai socialiniuose tinkluose tikrai gali skatinti tvaresnį vartojimą ir atsakingesnį vartojimą. Tiesiog labai svarbu pasirinkti savo kelią. Tai tiek. Ačiū. Ar turėsime klausimų? Galbūt yra internete? Ne? Prašau. Ne internete, bet kadangi tenka skaityti studijas, kurias atlieka būtent ES intelektinės nuosavybės tarnyba ir kitos institucijos apie būtent padirbinius, apie jų žalą arba priežastis, kodėl žmonės perka padirbinius. Ir viena iš dažniausiai minimų priežasčių tai yra būtent kaina. Ir sako, mes tiek neuždirbam, kad pirktume brangesnį daiktą gal vieną kartą, bet ir dėl to gaunasi, kad žmonės perka pigesnius daug dažniau, bet kartu tikriausiai paskaičiavus vis tiek pasiekiama ta kaina per kažkurį tai laikotarpį. Tai kokius jūs girdėjot, nežinau, ar esate girdėjus pasiteisinimus, kodėl aš perku kažkokį tai tokį prastą daiktą ar panašiai, gal būtų įdomu pasidalinti jūsų patirtimi. Vienas iš dažniausių pasiteisinimų tai turbūt yra aš nežinojau. Ir žmonės tikrai labai dažnai jį vartoja, nes mes ir Lietuvoje turime tam tikrų prekinių ženklų, pas kuriuos galima surasti ten, tarkim, rankinių kažkokių, kur, tai yra tiesiog padirbinys, bet jisai neturi, tarkim, ženklinimo ar neturi pavadinimo. Tai čia irgi turbūt klausimas, kur prasideda ir baigėsi ta intelektinė apsauga, ar ne? Tai žmonės tikrai dažniausiai sako, kad aš nežinojau, manau, kad dalis tų žmonių ir nežino, nes aš suprantu, kad aš kaip žmogus gyvenantis mados tema žinau daug įvairių dizainerių, prekinių ženklų, galiu pasakyti ten modelių pavadinimus ir panašiai, bet tikrai didelė dalis yra žmonių, kurie puikiai žino, ką perka, puikiai žino, kodėl perka ir man atrodo pagrindinis dalykas, perkant padirbinius net ne visada yra kaina, o visada yra tas statuso troškimas, nes vis tiek puikiai suprantam, kad didieji prekiniai ženklai, garsieji dizaineriai suteikia kažkokį tai statusą žmogui, tai man atrodo, kad čia ir atsitinka tas, kad mes norim tarytum tokio statuso, bet nelabai galim jį pirkti, dėl to kažkaip bandom save pateisinti pirkdami padirbinį. Išsamus atsakymas, sekite Monday Jazz Instagrame, aš jau paspaudžiau, followinu. Ir dar vienas klausimas, kokias strategijas ar priemonės nuomonės formuotojai galėtų naudoti socialinėse medijose, kad efektyviau skatintų sąmoningą vartojimą ir prisidėtų prie tvarumo didinimo? Čia toks pakankamai sudėtingas, nes klausimas, kiek nuomonės formuotojai nori prie to prisidėti, nes
Na, visi puikiai suprantam, kad turinio kūrimas socialiniuose tinkluose daugeliu žmonių yra darbas ir tai yra uždarbio dalis. Ir aš tikrai labai atvirai galiu pasidalinti, kad pradėjus kurti turinį apie tvarę madą, praradau turbūt 80% uždarbio, nes turim suprasti tokį dalyką, kad tie prekiniai ženklai, kurie turi pinigus ir gali mokėti pinigus, jie pas tave nebeis, nes tie prekiniai ženklai dažniausiai yra greitosios mados prekiniai ženklai. Tai manau, kad reikėtų pradėti nuo kiekvienam turinio kūrėjui turbūt ne nuo kažkokios strategijos, o nuo suvokimo, ar jisai nori prie to prisidėti, prie to greitosios mados skatinimo ir paskui jau galvoti, kurią pusę galima pasukti. O tų strategijų tai yra labai įvairių. Yra kas šneka apie antrosios drabužius iš antrųjų rankų, yra kas šneka apie kažkokias iniciatyvas, ką galima pritaikyti namuose. Tai man atrodo, kad labai svarbu galbūt pasirinkti nišą konkrečiai, apie ką nori šnekėti, kas liečia tvarumą, nes tai yra tikrai labai labai tvari mada. Aš pati sulaukiu klausimų, kaip gyventi tvariau, kai turi vaikų, nes labai dažnai turbūt būna iššūkis, kai perkam drabužius, kurie po 2 mėnesių pasidaro per maži. Tai man atrodo, pirmiausia, reikėtų išsigryninti nišą, gilintis toje temoje, nes aš mėgstu sakyti, kad aš esu tas pavyzdys, kad jeigu tau svarbu ir rūpi, tai tikrai tu viską gali išmokti ir gali atrasti kampą, kaip tuo pasidalinti. Tai manau, kad pradėti nuo savęs pirmiausia ir atrasti savo nišą ir tiesiog pradėti tą daryti.